Gerai, Jonas, sakyk, tai kaip tavo Atėnai, kaip miestas, kaip gyventojai, ar pripratai jau? Viskas gerai, viskas patinka, viskas liuks, nežinau. Atėnai, ką žinau, miestas geras, gražus, yra ką ir pamatyti, yra ir nueiti, ir nežinau, visko yra ir veiklos, viskas tvarkoja. Ar yra tokių vietinių įpročių, kurie galbūt tave labiausiai erzina? Iš tikrųjų, kad nelabai mane čia kas erzina, nes jie, ką žinau, man tai toks iš viso jų toksai atsipalaidavimas, gal tai biški kaip pietiečių, bet šiaip jie labai yra iš tikrųjų šelgiasi iš visko labai panašus į mumis, taip kad nelabai čia yra kažko erzinančio pas juos. Ar tenka dažnai susitikti su Martynu? Ar apskritai atsiranda Nė karto nebuvom susitikę dar. Tiesiog nėra laiko? Paprasčiausiai, ką žinau, ir nėra laiko ir vis tiek ir gyvenam viens nuo kito 40 km beveik. Čia nelabai, mes vis tiek nuo vieno galo iki kito, kur aš ten gyvenu, jisai Pirėjų gyvena ir nėra laiko ir paprasčiausiai, nežinau, kažkaip tai nėra susidomėjimo. O koks jausmas žaisti tokių fanų akivaizdoje, kas jie nebesvečias, o kaip šeimininkas? Lygiai taip pat, ką žinau, šitie fanai yra tokie pat geri, aš nežinau, kaip ir Žalgirio fanai, taip kad manęs jie čia kažko labai nenustebino, nes vis tiek esu žaidęs Kaune, kur turim irgi gerus fanus, taip kad, ką žinau, lygiai tas pats, nieko labai išskirtinio, bet, nežinau. Aišku, visą laiką, kaip ir Žalgirio fanus, taip ir šitus gerai turėti savo pusį, o ne prieš save. Taip, jie tikrai padeda komandai, reikiamų momentų užveda, tikrai yra šeštasis žaidėjas mūsų. Teko dalyvauti jau derbyje su Olympiakos. Kokie įspūdžiai? Ar buvo baisiau negu galvoja, ar kaip tik gal kitaip? Iš tikrųjų, kaip tik galvojau, kad bus baisiau, bet visi sako, kad mūsų salė biški yra ramesnė negu Pirėjaus. Tai žiūrėsim, kaip tenais bus, nes laukia pirmadienį varžybos, tai žiūrėsim, kaip tenais bus. Nes visko iš tikrųjų buvo ir tų fejerverkų čia skriejo į salę ir viskas. Bet, ką žinau, žaidi tą žaidimą ir nelabai kreipi dėmesį. Sezono komanda pradėjo banguotai, bet pastaruoju metu demonstruoti išties gerus rezultatus. Ar pačiam nekeista, kad iš tikrųjų taip greit susilipdė ši komanda, nes nuo praeito sezono komando liko tik 2 žaidėjai berods? Jo, 2 žaidėjai tik tai liko ir vienas grįžo. Vasilis Santopoulos. O nežinau, iš tikrųjų tai kaip pas mumis nėra tokių, kaip pasakyti, tų išskirtinių tokių žvaigždžių su dideliu ego ar kažko, kur nori būti lyderis ar ten mes 25 metimus per varžybas. Pas mumis to nėra, visi žaidžia visų pirma komandai, kad laimėtų, taip kad tikrai, manau, tas mums tikrai padėjo, kad neturim tokių egoistų aikštelėje, tikrai padėjo mūsų komandai susilipdyti greičiau. Galima sakyti, dar tik sezonas įpusėjo, bet visai, aišku, yra kur tobulėti, bet, sakyčiau, visai neblogai atrodo. Eurolygos tinklaraštyje minėjai, kad labai gera atmosfera Atėnų komandoje. Gal gali papasakoti, kaip jį pasireiškia? Nežinau, paprasčiausiai rūbiniai visi draugiški, nežinau, baigėsi varžybos, laukia komandos draugai, jie nusimaudo, važiuojam daugiau negu pusę komandos visi pavalgyti kažkur, pasėdėti, su žmonom, su draugiam, kas turi, visi taip, draugiškai sugyvenam, nežinau, tikrai yra keista. Aišku, aš nekalbu, kai buvo Žalgirį, kai mes buvom visi lietuvaičiai, tai taip pat buvo, bet pavyzdžiui, kur žaidžiau Milane, ten tikrai taip nebuvo, visai kita atmosfera, kai visai, sakau, tokių, nėra tų tokių išskirtinių, visi esam žaidėjai, visi esam normalūs žmonės ir visi tikrai gerai sutarėm, nežinau net ką papasakoti, tikrai viskas susideda, kas, pasak to, yra gera atmosfera ir aikštelė, ir už aikštelės ribų. Turbūt klubo vadovai labai patenkinti, kai po tokių radikalių permainų Panathinaikosas vis tiek demonstruoja aukščiausios klasės krepšinį. Vis tiek, jie yra pripratę prie tų finalinių ketvertų, prie čempionų ir taip toliau, taip kad jiem dar
tos varžybos, kaip pasakyti, laimėtos, einam link to, bet tikrai jie, nežinau, jeigu sustosim top 16, tikrai nemanau, kad jie bus super patenkinti. Taip, kad tikrai mums yra keliami tikslai visą laiką didžiausi, o po to žiūrėsim. Aišku, aš neįlysiu jų galvas, nepasakysiu, ar jie patenkinti ar ne. Mums vis tiek kelia didžiausius tikslus nueiti kuo toliau. Sezoną įsibėgėjant komandoje buvo kažkokie tai finansiniai nesklandumai. Nebuvo jokių finansinių nesklandumų visų pirma, nes algos nei vienos dienos nevėluoja. Bet net komandos vadovai ten per spaudos konferencijas verkė ir taip toliau. Aš nežinau, mums niekas nieko nevertė, ta prasme, mes nelabai užsieniečiai ir gilinomės, o ten buvo kažkokie nesutarimai, kurių aš net nenoriu komentuoti, nes aš jų net nežinau, o kas liečia finansinius, tikrai jų nebuvo, nes nei vienos dienos algos nevėluoja, taip kad čia tie finansiniai čia nefigūruoja. Pas kaip ir komanda pradėjo sezoną banguoti, bet dabar irgi demonstruoja labai solidų žaidimą. Ar galima sakyti, kad jau radai vietą savo komandoje? Paprasčiausiai šitoj komandai mes turim kiekvieną savo vietą ir priklausomai nuo to, kaip tave dengia priešininkų komanda, taip tau ir, kaip pasakyti, sekasi, taip tau ir komandos draugai asistuoja. Paprasčiausiai, nežinau, paskutinės kelias varžybas, kadangi prieš tai mano ten tų tritaškių procentas nebuvo toks geras pirmame etape, man paprasčiausiai leidžia mest dabar, nežinau, leidžia mest, reikia mest, taip pataikiau, tai čia dar nieko nereiškia, nes kiekvieną dieną pas mus, kiekvienas varžybas lyderiai pas mumis keičiasi, aišku, turim gal keli žaidėjus, kurie turi tą pastovų kažkokį, nežinau, 10 taškų tą vidurkį, bet pas mumis tom komandai yra stipri, kad kiekvienas varžybas kažkas kitas sužaidžia ir kažkas kitas įmeta tą didesnį taškų skaičių, negu jo yra vidurkis. Taip, kad čia tom mūsų komandai yra stipri. O mano asmeninė forma, ką žinau, 3 varžybas sužaidžiau gerai, dabar praleidau varžybas šiandienos, prieš tai varžybas žaidžiau taip pusę jėgos, taip kad žiūrėsim, kaip bus toliau. O šiaip buvo sudėtinga įsilieti į komandą ar nesunkiai? Paprasčiausiai nesunkiai, nes treneris iš karto mums nusakė, kas ką turi veikti aikšteliai. Aš turiu mesti tritaškį ir žaisti ant ūso to vadinamo ir mano tas žaidimas nieko nepasikeitė, ką žaidžiau visą savo gyvenimą. Taip kad man buvo ganėtinai lengva. Tai, kaip pasakyti, visi turim savo rolės ir kiekvienas varžybas pagal oponentų gynybą mes prisitaikom. Taip, kad čia kiekvienas, jeigu neįmetam taškų, nereiškia, kad kažko vietos nerandam ar kažko. Tai visi turim savo vietą ir esam patenkinti, kiek žinau. Kai klubas įsigijo Jasoną Caponą, nebuvo minčių, nebuvo baimės, kad jis gali suvalgyti dalį tavo minučių? Mes esam visiškai skirtingi žaidėjai, taip kad jeigu suvalgys jisai mano minutės, tai reiškia tą dieną, nežinau, turim kažkokių kitų žaidėjų, kur, nežinau, tvirti gynyboje viens prieš vieną po krepšiu ar kažką, kas yra mano stiprybė, tada reiškia, bandysim išnaudoti Capono, kurio stiprybė bėgioti ir mesti tritaškius. Taip, kad čia priklausomai sakau, aš dėl savo minučių niekiek nepergyvenu, nes visų pirma reikia, kad komanda laimėtų, o kaip jau bus ten toliau, tai žiūrėsim. Vienas, sakau, varžybas jisai sužais geriau, kitas varžybas aš sužaisiu geriau, nes tokia bus taktika. Taip, kad čia treneriai tikrai pirko tam, ne tam, kad sumažint mano minutės, bet kad paįvairint mūsų žaidimą puolime. Kalbant apie rinktinę, ar planuoja apsivilkti rinktinės marškinėlius po sezono? Planų yra, ką žinau, kvietimo dar negavau, kol kvietimo negavau, negaliu nieko komentuoti, o žiūrėsim iš tikrųjų, kaip bus, nes, sakau, tos smulkios traumos šį sezoną tai jau pradėjo varyti neviltį, nes jau koks mėnesis iš eilės, kai praktiškai, nežinau, praleidžiu po 2-3 dienas per savaitę nesitreniruodamas, nes tai tas, tai anas, tai barzda susiūta, tai kelienas kur nors sumuštas, tai raumuo įspirtas, tai nugara įspyrė, dabar kiek jau 4 dienas praeitą savaitę prieš Madrido Realą varžybas nesitreniravau, šiandien dabar 3 vėl nesitreniruoju. Tai čia
Kai bus, nežinau, žiūrėsim, aišku, kaip traumos, kaip aišku, kaip bus toliau viskas. Ir ar kvietimą gausim. Bet jei sveikata leis, tai turbūt norėtum prisidėti. Ne, tai aišku, jeigu sveikata leis, tai čia dar, kaip pasakyti, niekada neatsisakiau ir žiūrėsim, nes reikės ir apsivilksim, tik sakau, kad žiūrėsim, kaip sveikata leis. O kaip vertini Europos čempionato burtus? Ką žinau, burtai, žaisim su Balkanais, praktiškai vien, burtai, nežinau iš tikrųjų, kaip juos vertinti, nes kiekvienais metais vis tiek, vienais metais nuvertino Makedonus ir gavom į kailį, taip kad čia, kaip atvažiuosim, žiūrėsim, kokios sudėties mes atvažiuosim, kokios sudėties kiti atvažiuos, tada bus galima vertinti objektyviau negu dabar, nes dar niekas neaišku, kas žais už kurią rinktinę ir kaip atrodys kas. Lietuvoje dabar diskutuojama, ar daryti priverstinę kartų kaitą, ar surinkti rinktinės stipriausius, nepaisant jų amžiaus. Kokios pozicijos šalininkas būtum tu? Mano tai aišku, kad stipriausi žaidėjai turi suvažiuoti, nes netgi, mano nuomonė, netgi gerai, galbūt aukštų žmonių turim Donatą, Joną, kas pakeistų mūsų Robertą, aš nežinau, brolius, ten Sungailą, aš nežinau, tarkim, bet kas liečia į žaidėjų antrų numerių, tokių kaip ir labai jau ryškių dabar žaidžiančių ar Lietuvoje, ar už Lietuvos ribų nelabai ir yra. Taip, kad čia kažką daryti priverstinai, tada visi fanai turi nusiraminti, susipakuoti savo būgnus ir atvažiuoti pažiūrėti krepšinio ir mėgautis, o ne keikt mūsų. Tada čia turi taip suprasti. Tada taip turi būti, toks turi būti supratimas, bet kaip ir visą laiką tiek fanai, tiek mes keliam visi savo aukščiausius reikalavimus, taip kad todėl mes ir turim važiuoti stipriausios sudėties, nesvarbu, ar tai būtų koks jaunas žaidėjas, jeigu jisai tai dienai stiprus, jisai turi važiuoti. O čia aš manau, kad priverstinai nieko daryti negalime. Nebent sakau, mes norim važiuoti ir žaisti. Ir žaisti, kaip pasakyti, apžaidinėti jaunus žaidėjus. Tada taip. Tada ir žiūrėsim.